Sveiki visi, įrašysiu šį video valdo prašymų visiems klientam, jo klientam, kurie dabar dirba su juo. Ir iš tikrųjų nežinau net nuo ko pradėti, nes aš su valdu pradėjau dirbti, 4 mėnesiai geri praėjo. Dar plus buvo atostogas, tai buvo tokia pertraukėlė. Tai aš atsimenu, aš visai čia neseniai, prieš 4 mėnesius atėjau pas valdą su konkrečiu prašymu. Tai buvau išsirašysi savo visas problemas, kurias labai juokinga dabar skaityti ir žiūrėti. Ir norėjau, kad jis man padėtų su tuo susitvarkyti. Nes aš prieš tai milijonų turėjau hipnoterapeutų, kažkokių ten šamanų, kažkokių ten mane valė ten su viskuom ten hipnoterapijas darė, žodžiu. Ir vis kažką išvalo, vis kažkas atsiranda ir niekas man taip ir nepadėdavo. Padėdavo kai kas, bet labai trumpam laiko tarpai. Ir aš atėjau ir aš atsimenu su kokiom problemom. Turėjau stiprią nemigą, turėjau košmarus, turėjau non-stop tokį stiprų nerimo jausmą, žema savivertė, mažas pasitikėjimas savimi ir toks lėtinis stresas. Ir dar keli dalykai, bet čia pagrindiniai, kurie atrodo jas tikinga dabar išės. Bet aš galėjau turėti tokių problemų. Ir aš dabar žinau, kad visi žmonės, kurie eina šitą kelią su valdu, tai turi savo įvairiausių problemų ir atrodo, kad čia tiesiog sudėtingiausias momentas jų gyvenimas ir nori žūbūt tai ištaisyti ir nori, kad tai padarytų valdas už juos, bet to nebus. Kai valdas sako, be jūsų darbo nieko nebus, tai taip. Ir aš iš tikrųjų galiu būti, aišku, dėkinga valdui, čia 100%, bet ir savo žmogui labai dėkinga, nes aš turiu tokią išdirbtą discipliną ir jeigu aš pradedu kažką, tai aš darau. Tai man tas galbūt padėjo, kad aš tas praktikas nuoširdžiai dariau. Bet kas man iš tikrųjų labiausiai šiandien gavau, kas man tai padėjo taip lengvai praeiti pro šitą kelią. Ir iš tikrųjų, kad aš tas praktikas pamėgau daryti. O aš pamėgau jas daryti, nes nežinau, aš jas kažkaip į kiekvieną praktiką visų pirma įsigilinau, o visų antra, aš tas praktikas kažkaip, nežinau, pradėjau daryti savo paprastam kasdieniniam gyvenime. Tai reiškia, nebūtinai ten rytais ir vakarais visą laiką, bet aš stengiausi daryti kiekvieną akimirką, kai tik apie tai atsimindavau. Tai pavyzdžiui, aš atsimenu, buvo praktika viena iš pirmųjų apie raziną, kad, žodžiu, paėmė raziną, ten žiūri ją, tada, žodžiu, jūs žinot. Tai aš visiškai tą patį pradėjau daryti su maistu ir kiekvieną kartą, kai valgiau, aš išeidavau iš automatizmo ir pradėjau valgyti taip sąmoningai. Vėliau ten buvo praktika apie mintis, kad reikia stebėti kokios mintis ir ten jas rūšiuoti, jas vardinti. Ir aš, kai tik atsimindavau, non-stop darydavau. Ir tai nebuvo taip, kad reikia tik tada daryti, tik rytais. Ir rytais ten, nežinau, pramiegu, pamirštu ir viskas nubraukiam ir visą dieną nedarau. Ne, aš tai tikrai dariau. Ir nežinau, 2 minutės, 5 minutės, kai vairuoja mašiną, atsimenu. Arba kai stoviu Maksimos kasoje ir laukiu eilėje, atsimenu, padarau. Visą laiką tas buvo. Ir aš manau, per visą tą dieną susidėdavau tas minutės ir iš tikrųjų to gavosi nemažai. Ir aš negaliu iš tikrųjų sunku apsakyti tą jausmą, kurį aš dabar jaučiu dabar ir tą būseną, kurią aš dabar esu.
tokia laimės, ramybės, grožio būsena. Nežinau, žodžių nėra apsakyti. Tai yra dabar pradeda dabar labai įdomu gyventi. Labai įdomu. Ir tu matai, kad tu esi tokia žaidime ir tu esi bosas to žaidimo. Ir, žodžiu, labai faina, labai smagu. O prieš tai atrodo aš, žmogus prieš ten 4 mėnesius, šis, tarsi, kita asmenybė, kitas žmogus, kitas mąstymas, absoliučiai viskas buvo kitaip. Ir daėjau iki šitos būsenos tik per praktikas. Ir, nežinau, aš nieko nesitikėjau, aš neturėjau absoliučiai jokių ten lūkesčių. Tiesiog dariau praktikas ir man patiko tas jausmas būti čia ir dabar. Ir čia tas pats kaip sporto salėje. Tu ateini į treniruotę, pirma treniruotė jokių rezultatų nesimatys. Nebent ten nuotaika bus geresnė po treniruotės. Antra treniruotė kūne, jokių rezultatų nesimato. 3, 4, 5 pokyčių kūne, jokių raumenys taip neužauga, tai neįmanoma. Ir tu tiesiog eini į tas treniruotės, tas sporto salė tiesiog dėl įpročio tu eini, nes tu žinai, kad ilgalaikį perspektyvą tai tau atneš naudos. Eini, pripranti, tai tampa tavo įprotis, be to jau niekaip negali ir jau gyventi, tu įpratai tą daryti, taip pat ir praktikas. Tu darai ir vėliau praeina 3 mėnesiai ir matai, wow. Ir net nepastebi, kaip kiekviena praktika susidėjo viena su kita ir padarė milžinišką pokytį. Didieji pokyčiai atsirandas, kai darai mažus žingsnelius. 2 minutės praktikas yra geriau negu šis nieko. Ir tikrai 2 minutės plus 2 minutės plus 2 minutės ir dasidės tos minutės ir padarys labai didelį skirtumą. Ir aš galiu pasakyti, kad aš pūliavau, man buvo momentų labai blogai jaučiausi, ar dvejojau, ar buvo momentų, kai nelabai tikėjau, kad ten kažkas tos praktikos man padės. Gal kad nelabai tikėjau nebuvo, nes aš iš karto jaučiau tą pokytį, kad kai ateinu į čia ir dabar, tai jaučiuosi nuostabiai. Tai o dabar aš, nežinau, atrandu gyvenimą iš naujo ir matau gyvenimą naujomis akimis. Atrodo, kad anksčiau gyvenau aklai. Tai tiek norėjau pasidalinti.